Sveiki Šakelė. Ir ką, artėja didžiausias metų šventės Kalėdos. Ir aš kartu su visa BNB grupiruotė jau tradicija tapusią darom gerą vaikučiams, tiems, kuriems to labiausiai reikia. Šį kartą mes važiuojame į Rūdiškės, į vaikų globos namus ir šiuo metu randamės senukose, biškį apsipirkam dovanų ir visą kitą pamatysite video eigoje. Tai kad Šaika, visi būkite laimingi ir darykite gerus dalykus. Ir iš karto sakau, šis video yra skirtas ne tam, kad parodyt, kokie mes geri ir taip toliau, o tam, kad žmonės labiau atsiduotų tiems, kam tikrai tas reikalinga. Taigi, linksmų švenčių, pasidarykite arbatėlės ir mielą žiūrėjimą. Nu ką, Valdemarai, neleido mums filmuot. Neleido mums filmuot, karočią. Jau užėjau į Pentagoną. Parodyk, kur buvo. Užėjau į Pentagoną. Mums pristatė ochraniką. Ir, karočią, vaikščiau susisiūryti visą dieną. Nu ir, karočią, neleido mums viduje visai filmuot. Mes paėmėm visas prekes, toj eisim, karočią, parodysim, ką nupirkom vaikučiams ir pafilmuosim tenais. Tai ką, Šaika, vat, visos dovanas, kurias mes supirkom, šitos dovanas mes supirkom, surinkę visus pinigėlius iš BNB TV grupiruotės komandos, taip sakant. Tai ten kaip yra 3 šeimos, 22 vaikučiai, tai jie paprašė ir mikrobangių, ir kavos aparatų, ir nuo savęs mes dar teliką, PlayStationą, vairą nupirkom jiems, kad galėtų ir papromogaut. Pripirkom daug kavos, visokių gėrimų ir dar aišku, ir kaip be saldumynų, nu kaip pas vaikus be saldumynų, bet čia jau dasipirksim jau važiuodami tą dieną. Tai, o taip, o jeigu ir jūs norit prisidėti, aprašyme bus pilnai prikabinta sąskaita vaikų globos namų tų, į kurį mes važiuojam. Ten bus viskas parašyta, sąskaito paskirti, pavedimą rašykite nuo ATV. Ir po euro, po 2, kas po kiek gali, susimeskit, o vaikai po to galės nuvykti į kažkokią kelionę ar dar kažkur. Va, Šakelė. Kol kas tiek, mes ruošiamės toliau, balnuojam keturračius, rengiamės kaip kalėdų seniai ir važiuojam. Mums praeis savaitė, jums porą minučių. Praėjo kiek montažaro? Savaitė turbūt? Savaitė. Žodžiu, važiuojam į vaikų namus, Rūdiškės Švento Jono vaikų globos namai. Susirinkom, va, kaip matot, nemažai, bet čia dar ne viskas, dar prisijungs daug žmonių kitoj vietoj. Dovanos visos surinktos, va, keturračiai visi važiuoja ir važiuoja po biškį, tai tikrai šiandien mūsų bus daug. Tikrai galvoju, kad vaikai bus laimingi, va, ir Snieguolė pas mus yra. Tai kad va, Šakelė, po biškį judam mes tada ir jau pasijungsim kely. Poison.
ką, vaikai, mes esam BNB komanda iš Vilniaus rajono. Čia mes visi keturratininkai jau tradicija tapusios, mes kiekvienais metais važiuojam, norim padaryti jums biškį daugiau laimės, džiaugsmo, tai va, susirenkam tokią didelę grupę, norim visiems parodyti, kad mes ne tik mokam miškus gadinti, bet ir atnešti šypsenas. Niekas miškų negadina. Tai, jo, čia aš badiu dovaną. Tai ačiū, kad taip šiltai mus priėmėt. Ir aš galvoju, kad reikia jūs gražiai pasveikinti ir turbūt einam kartu su mumis. Mes turime jums tokių mini dovanėlių visokių. Tai nesidrovėkit, einam paskui mus ir... Ir mėnulyje nevyksta karas, o mėnulyje daug valgyklų, kur nemokamos bandelės, o mėnulyje gyvena elniai. Jų nenumuša mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Dar yra viena staigmena vaikams, atvažiuos, ateis biškiukai dar pašoks, viso, ir biški ruošiamės atgal. Ką šakelė, va tokią mes padarėm, tokį dalyką, nežinau, nepagalvokit to, kad mes tą darom, kad parodyt, kokie mes geri ir taip toliau, norim tais dalykais paskatinti jūs visus, kad jūs irgi prisidėtumėt prie to, kad padėt tiems, kam tai labiausiai reikalinga, nes, patys žinau, šventės yra toks didžiausias laikas, kai vaikams trūksta šilumos, tos, aišku, tos, kokios joms reikia, mes jos negalim duoti, bet kažkaip. Tai va, šakelė, dar ką paprašysiu, apačioje mes paliksim šitų vaikų globos namų sąskaitą ir visus duomenys. Ir kas neliks abejingas, perveskit, kas kiek gali. Kad 5, 10, 20 eurų, kas kiek gali, kas ant kiek laimingas. Tai va, šakelė. Taip ir išėjo šiandienos diena, gal ir visai neblogai, vaikai, matau, šypsosi, visi patenkinti, gavo daug dovanų. Mes pabiškai turbūt judam jau į namų pusę, bet dar gal ne serijos pabaiga. Kažkaip mes dar turime tokią biškį didelę problemą, mūsų kolega. Sveiki, gyvi. Gyvas. Gyvas. Kolega nori papasakoti, kas gali atsitikti, kai važiuoja su keturračiu, būna visokių dalykų, avarijos ir taip toliau. Biškį papasakoti, kas čia su tavim dabar. Tai kaip turbūt žargonų visi supras, kas su keturračiu važiuoja ir žino, ką reiškia išeiti iš kabineto. Taip nesismulkina, tai aišku, tas juokas biškiai, nepykit, kebras skauda šonkaulį, tai toks, gali dirbtinis atrodyti. Tai va, pagal daktarus tai panašu, pulverstukas buvo, išeita iš kabineto, koja, šonkauliai, ir stuburas, ties juosmeniu, trečias slankstelis, ištaškytas. Gal kada, nežinau, progą gal pavyks pafotkinti, dėti vidosą, kaip atrodo stuburas, ta prasme, rengenai kaip atrodo. Nes, taip stuburas eina, nėra slankstelio į šoną ir toliau nueina į užpakalį.
Prasme, atrodė kažkas tokio. Prasme, nu, tai pirma operacija, iš lauko atstatė, metalai susukta. Ai, lankstysios sakė, kaip 9 mėnesį neščia moteriškė, nu tai kas turit vaikų, turėtumėt suprast, kokias mano galimybės dabar. Svarbiausia, kad žinai, nors humoro jausmo nepraradęs. Nu, va šito nepraradau. Aišku, ten ties juosmenių, ten nieks neklauso, išsiskyrėm. Reiks į Zaksą vėl varyt, pakartotinai su draugu susitaikyt, žinai. Tai va, tai žodžiu, nu ką, kelios operacijos, antrą darė operaciją, kad sustiprinti iš vidaus, nu, implantą dėjo, nes nu, 3 slankstelį šalino, nes nu, ten nieko neliko iš jo. Nu ir viskas, ką reabilitacija, kaip nors vat, susitaikysim. Aišku, galėjo būti blogiau, galėjo rankų nebūti ir panašiai. Iš vis, paprasme, nu, visko pasitaiko, visko būna, ta prasme, nu, hebra tikrai, nežinau, nu, saugokit save, tikrai žiūrėkit, ta prasme, nepervertinkit jėgų, kaip sakant, visiems gali atsitikti bet kam, ta prasme. Čia jau ir patirtis gali nesudirbti. Nu, gali ir patirtis nesudirbti, žinai, tai irgi atrodo 10 metų važiuoji vos, nežinai, ir nu, tiesiog taip lygioj vietoje atsitinka. Nu jo, tai va, tai hebrytė tikrai, nu, aišku, šventės išskirtinė šiemet bus, ligoniniai. Nu, kaip sako, jei pirmų kartų yra, tai vadinasi gyveni, žinai, nu, tai... Tai iš tikro malonu, žinai, ta prasme, kad užsuka šaiką, viską, ta prasme, ir matosi, sakau, per visą Lietuvą, kaip keturratininkai, tai yra milžiniška bendruomenė. Kaip jau sako, kaip furistai, žinai, viena šeima. Taip, viena šeima, tai sakau, vat hebra, žiauriai, čia stiprų yra, tikrai stiprų jėga. Nu, nieko tokių kaip aš, tai sakė, ten pasitaiko tokių vis čia reabilitacijos centre. Prasme, būna tokių, ne vienas, sakė, tai narai dar tokie būna, kur mėgsta nardyt, kur negilų, žinai. Nu, britvininkai tokie, žinai, ir panašiai, nu tai, nu ką, kas nerizikuoja, negeria šampaną, ne? Jo, tikrai. Tai va, tai... Taip ir būna, tai kad prisižiūrėkit save. Čia sveikata yra svarbiausias mūsų gyvenimo dalykas. Ir nedarykit tos klaidos, kurią aš padariau, neužsidėjau šarvų būtent. Naktį važiavau su šarvais, o dieną nespėjau užsidėti šarvų. Tai šarvai, manau, būtų tikrai padėję. Tai geriau, nu, saugumas pirmoji vietoj, neskubėkit. Užsidėkit ramiai ir važiuokit. Tai vat. Dėkui tau už savo pasakojimą. Tai vat, šią kelią atsižvelgit. Tikrai nereikia skubėti visada. Kaip aš darau tą, irgi matėt nesenai, kad gerai, kur virsti turėjo. Nesvarbu, laimingai baigėsi. Tai ta dukterėčia sako, pamatė videos, net pradėjo, sako, pas Valdemarką smegenys išlindo. Paskui čia bindas. Nu nieko, svarbu sveikas gyvas, žinai, čia tas tai, žinai, nu, iš gyvenimo neišmetė, kai mane čia kokiem metam laiką, žinai, pailsėt biškį davė, sakė. Tai va, štai, šiandien tokia serija gavosi, tokia biškį daugiau liūdnoka, bet gera tokia. Tai visiems dėkui, pasimatysim kitose epizoduose.